Nu tai labas rytas, labas antra vlogmas diena. Šiandien turbūt bus toks ramesnis vlogas, nes nelabai aš turiu kažkokių didelių planų, ką čia šiandien nuveikti. Tai kaip matėt, jau pasivedžiau savo šuniekus, išvedžiau vaikus į mokyklą. Dabar ištraukiu Instagram'į kortas ir aš pagalvojau, kad aš ir jum galėčiau kortas ištraukti. Kodėlgi ne? Nes kiti žmonės gal tuos vlogmas daro tokius labiau kalėdiškus, bet pas mane ten tų tokių ypatingų kažkokių kalėdiškų dalykų labai nevyksta gruodžio 2 dieną, nes, ką ten tu gali tiek veikti, eit po parduotuvės, kažką pirkalioti, tikrai nenorim, ane Makčiai? Ko tu taip į mane žiūri? Taip, tu mano gražuolis, dabar jie pradės pyktis turbūt. Nes jeigu aš Maksą paglostysiu, stebėkit, va, o kas vyksta? Kas vyksta? Kas vyksta? O kodėl šuo laižo ausis? Čia turbūt garbėjais kažkoks ženklas, meilės išraiška, bet man jogi nepatinka. Man nepatinka, kai man kažkas ausis laižo. Tai va, einam, aš jum irgi ištrauksiu kortą. Būtų mano visai įdomu. O čia pas mus, nežinau, ar girdis, tai yra triukšmas belekoks, aš jums per balkoną dabar parodysiu. Kas ten vyksta ir tikiuosi, kad vyksta tai, apie ką aš galvoju, tada būtų žiauriai fainai. Aš pirmą kartą nuo tokio triukšmo džiaugiuosi, nes aš turiu vilties, kad čia kažkas bus. Matot va tą vietą? Va ta, kur balta palapinė, tenais yra čiuožykla padaryta. Ir anais metais ten rašo, kad vadinasi Festival Park, tipo festivalio parkas. Anais metais visą gruodį čia buvo padaryta, va ta čiuožykla buvo, bet ten buvo be stogo. Tai šiaip dabar protingiau, kad stogas padarytas, nes jeigu lietus ir panašiai. Ir čia visur buvo parduotuvės, kioskeliai. Ten buvo ir karšto vyno, ir visokių kalėdinių žaisliukų, ir scena netgi buvo, kur kiekvieną vakarą būdavo koncertai. Ir kadangi parduotuvė tokia buvo mini kaip, kaip realiai Maxima mūsų turkiška. Tai buvo žiauriai fainai. Aš taip laukiu, sakau, kada čia padarys, nes būdavo labai jauku, nori vakarą, žmonių daug, muzika groja. Nusipirki karšto vyno, pačiuožinėjai ant tų čiuožyklos, nes aš nečiuožinėjau, vaikai čiuožinėjo. Aš čiuožinėt moku, bet nežinau, man ten tų žmonių daug būdavo, visą laiką tų vaikų daug, aš biškį bijau atsitrenkti ir panašiai, nes čiuožinėt moku, bet nežinau, nes nėra labai ten atrodo daug vietos man. Tai va, turiu vilties, tikiuosi, kad ten kažką padarys į tą pusę. Nors jau turėjau anksčiau daryti, nes jau gruodžio 2. Nu tai išsitraukim kortas, aš jums ištrauksiu 2 grupės, galėsite pasirinkti iš 2 kortų. Pažiūrim, kokia šiandienos energija, ką šiandieną jums atneš. Taigi turime 2 kortas, čia yra pirmoji korta, čia antroji korta, tai jeigu dar nepasirinkai, pasirink. Ir žiūrim pirmąją kortą, čia yra monetų karalius, tai jinai rodo tokią labai stabilę žemišką energiją, šiandien puikiai turi sektorių arba tebesiseka reikalai, darbai, toks stabilumas, tvirtas ėjimas į priekį, lyderės savybės ir jeigu kažkokie tenais reikia tvarkytis dalykus su pinigais, finansais, tai šiandien yra labai palanki energija. Tiesiog toks ramus stabilumas, užtikrintumas, jeigu kažkokie yra idėjos arba gali gauti pasiūlymų, tai yra labai labai palanki korta. Tokia labai žemiška, tvirta korta. Super, čia yra labai gera korta. Ir kas pasirinkote antrą kortą, tai yra kvailio korta. Tai kvailys, Taro Kaladija nėra kvailys. Na, jis turi ir truputį kvailio prasme, bet čia yra iš tos pusės, šitą kortą labiau kalba apie tokį lengvumą, žaismingumą, tokią labai lengvą, naują energiją, smalsumą. Labai palanki diena kažką naujo pradėti, kurti naujas idėjas, tokiam gyvumui, tokiam džiugesiui labai labai faina korta. Iš kitos pusės, va tas kvailys, kame gali išlysti, tai dažniausiai korta nepataria neapgalvotai šokti kažkur, nes gali būti, kad kažkas traukia, tai reikėtų vis tiek truputį pristabdyti, pasigalvoti, bet šiandien svarbiau yra klausyti savo širdies, eiti pagal tą jausmą. Ir jeigu kilo kažkokios idėjos, nori kažką pradėti naują ar naujas kryptis, tai nebūtinai šiandien pradėti, bet jau vien ta pati idėja galvoje, tai jau jinai tau sufleruoja, kad tu gali į tai eiti. Nes ši korta yra apie tokias naujas pradžias pasitikėjimą. Tiesiog go with the flow, eiti su to energija.
Man ką tik paskambino į duris ir atėjo siuntinys. Nesitikėjau, kad atėjo šiandien kažkoks siuntinys, nes aš esu užsisakius kamerytį kelis dalykus, tai vienas jau atėjo, dar du turi ateiti, dabar išpakuosiu, kuris čia atėjo, nes neatsiuntė man Amazonas jokios žinutės apie tai pakuojam, pažiūrim, ką aš čia dabar gavau. Nu tai žiūrim, ką aš čia dabar užsisakiau. O, atėjo tas dalykas, kurio aš labai dabar laukiu, čia toks, kur galima jį, nu žodžiu, aš jums parodysiu gal kitaip. Aš užsisakiau 3 daiktus tai kamerytai, šitai Insta3 Sham Go Ultra, nes mano kita kamerytė, aš dar jos neturiu. Dar mes nesusitikom su tuo žmogum, nu žodžiu, ten nežinau, kada mes gausim tą mano kamerą. Tai šitai kamerai aš užsisakiau tokį aparačiuką, čia pristaisais į apačioj ir galima įdėti tripodą. Tai čia šitas mano tripodas yra nuo DJI gimbalo, bet jisai tiesiog man patogiau jį taip laikyti. O šitas dalykas yra, irgi galima jį čia prisukti, aš kaip matau į kamerytę ir čia galima, pavyzdžiui, mašinui pasidėti ar ant kažkokio paviršiaus. Ir dar tokį įdomų dalyką užsisakiau, tai jis turėtų irgi ateiti man jau šiom dienom. Tai jis toks šiaip žiauriai paprastas, nežinau ar aš jį labai panaudosiu, bet jis nedaug kainavo. Tai toks irgi įdėti tą kamerytę šitą, nes jinai tokia yra ta mano kamera, kai tu ją gali išimti ir va tas mažas dalykas, kurį tu išėmi, tu gali jį tenais tokia kaip silikonė apyrankė ir gali ant rankos, nu aišku, aš ant rankos nedėčiau, nes tiesiog ką tu ten filmuosi, nesąmonė gaunasi. Bet galima, pavyzdžiui, ant dviračio užsukti, ant kažkokių paviršių ir mačiau iš nuotraukos, kad uždeda ant katino kaip antkaklį ir kamerytį deda. Tai jeigu tiks ir normaliai ten bus, tai aš pabandysiu ant savo kokio šuns uždėti, kai eisiu pavedžioti, nes ant katino, jeigu aš uždėčiau, tai ten tas video būtų, kaip mano katinas tiesiog guli, miega ir viskas, nes mano katinai miega visą laiką, guli. Tai žiūrim, ką mes čia dabar turime. Čia kiek visko, o dieve, kas čia dabar? Čia batraištis? Kam jis čia toks? What? Nieko nesuprantu, kam jis čia reikalingas, čia suprasčiau dirželis, bet tai čia yra šniūras. Nežinau, nes jis atrodo va šitaip. Ir aš nematau, kam čia reikalingas yra tas šniūrelis. Įdomiai man čia dabar. Nu žodžiu, čia tiesiog toks rakandas, nelabai čia gal įdomu, nes aš labai norėjau mašinai pasidėti, kartais pafilmuoti eismą, nes ten būna tokių perliukų Turkijos keliuose, o jėtų. Tai aš dabar dar pabandysiu ant kameros uždėti ir dar čia buvo priedas ant DJI kameros, kad DJI kamerą įsidėti irgi. Tai aš dabar neturiu jos, tai man telieka jį pasaugoti, kad nepamesti ir tiek. Bet va šito tai aš nesupratau. Nežinau, čia gal katinai mano žaisti, kad gaudytus. Nu čia virvė, kur jie dėti? Kam jinai skirta? O apie šitą dalyką, tai aš netgi žiūrėjau komentarus, kad žmonės užsidėjo DJI kamerą, tą didelę, kur aš turiu Osmo, ant mašinos išorės ir važiuoja. Tai, nu, aš tokių crazy dalykų tikrai nedaryčiau, nes, nežinau, aš bijočiau rizikuoti ir ką ten nufilmuojasi. Tai įdomiai. Nu, dabar užsidėjau ant to naujo aparatą, tai visai nieko, įdomiau bus gal kaip mašinai pabandyti. Tokie mano rakandai, nes aš sakau, mėgstu tokius technologinius dalykus, tai dabar man reikia va tą pasidėti išsisaugoti, tada aš jo nepamėščiau, kai gausiu kažkada savo kamerą. Nežinau, kada aš ją gausiu. Jaučiu pastebėti, kad bučiuojus, kad aš nuolat žiūriu Friends. Tai man tiesiog, aš esu peržiūrėjus Draugų serialą, nežinau kiek kartų, nuo pirmos serijos iki pusės, non-stop, netgi atsimenu tokį atvejį, kai mes su vyru peržiūrėjom paskutinę seriją ir sakom, jungiam iš naujo ir vėl iš naujo. Nes buvo taip liūdna, ten galbūt netgi pirmas kartas, ar antras kartas, kai mes pabaigėm žiūrėti. Ir mums taip gaila, kad baigėsi ten tas Rosas, Rachel taip gražu, tada vėl iš naujo ir vėl tą visą pradžią. Tai aš dabar radau YouTube, čia yra Friends kanalas, man atrodo netgi. Man tiesiog išmetė rekomendacijas. Tai čia yra tokios compilations, kai ten pagal temas padaro epizodus tokie trumpi, nes aš, pavyzdžiui, nenoriu įnikti naują serialą visiškai dabar, netgi tą patį seną, aš nenoriu nuo pradžių žiūrėti.
Tiesiog man toks labai patinka kaip fonas, nuolat jis man taip šneka. Galvojau savaitgalį, aš kadangi savaitgalį vakarė vieną buvau, nes mano vaikai išvažiavo pas pusbrolius miegoti ir mano vyras buvo nuvažiavęs tenais. Tai aš galvojau, gal kokį Stranger Things įsijungtą jau naujausią sezoną, nes aš visus buvau peržiūrėjusi iki tol ir man žiauriai patiko. Bet man atrodo, reikia keltos tais 3 serijos Netflix'e, tai aš tokia galvoju, nenoriu aš dabar užsikabinti ir po to jis man pasibaigs ir laukti ten turbūt gruodžio galo ar kažkas tokio. Ar net neatsimenu, aš nežinau, kada atsiras naujos serijos. Tai sakiau, ne, Laura, palauksiu viso ir tada žiūrėsiu. Nežinau, kažkaip dabar nesinoriu naujų serialų žiūrėti. Aš buvau įsijungus vieną dieną Wednesday serialą, tą naujausią sezoną, nes aš prieš tai žiūrėjau ir man irgi Wednesday labai patiko. Nežinau, kažkaip neužkabino, gal nenorėjau aš tiesiog įnikti serialą. Tai pavyzdžiui, šeštadienį įsijungiau Netflix'ą, nes aš mėgstu taip tiesiog savaitgalį įsijungti, arba jeigu vaikai būna nuėję, tai aš per kompą įsijungiu su ausiniam, o jeigu ten kokia popietė arba vakaras, kai nėra vaikų arba jie žaidžia, tai aš per teleką įsijungiu. Ir man labiausiai patinka tokie visokie true crime, detektyvai, visokie thrilleriai. Ir man ten išmetė rekomendacijas filmo Case 39. Palaukit, pažiūrėsiu, kaip lietuviškai vadinasi, man labai įdomu. Nu tai taip ir vadinasi tiesiogiai, byla 39 byla su Renée Zellweger, turbūt taip tarėsi, iš Bridget Jones dienoraščių. Ir aš taip įsijungiau ir man taip visai įdomiai atrodė. Aš maniau, kad ten bus thrilleris, aš nepaskaičiau ir nepažiūrėjau trailerio. Ten kažkokios bylos, ten yra socialinė darbuotoja. Ir aš taip žiūriu, aš nespoilinsiu, bet šiaip įdomus filmas, man patiko. Ir aš taip žiūriu ir aš jau tokia, ne, čia bus turbūt baisu. Ir aš buvau viena ir grįžo vyras trumpam, nes man atvežė biškai iš mamos, ten kelių dalykų man reikėjo iš savo mamos. Ir po to jis išvažiavo pas vaikus ir aš taip viena būnu. Ir ten, ta prasme, aš nemėgstu siaubo filmų, jis ten nėra siaubo, bet man nepatinka, kai būna toks staigiai kažkas išgąsdina, arba ten pavyzdžiui būna kažkokie ten perkreipti veidai, tokie baisus ir panašiai, tai aš tą filmą jau matau. Ir, pavyzdžiui, per kompą faina tas, kad tu gali su pelyte, man čia išsijungia ekraniukas, dėl to aš kadangi nematau, man nepatinka. Ir per kompiuterį tu gali su pelyte biškai taip pajudinti pelytę ir matyti maždaug kadrus, bet per televizorių negali, turi jau eiti į priekį, kad pažiūrėti. Ir aš taip jau nujaučiu, kad čia kažkas gali būti, aš va taip važiuoju, va tokius filmus va taip važiuoju, kad nematyt, ir aš viena būnu. Ir mano jogis yra labai jautrus garsam. Jeigu, pavyzdžiui, kaimynai išeis į lauką, arba ten, tarkim, šiukšlės būna, čia pas mus, kiekvieną dieną pas mus apie 10-11 valandą valytoja neša šiukšlės, nes mes į savo buto šiukšlės dedam, ten tokia yra bendra erdvė, kur šiukšlės dedam, ir neša tas šiukšlės, tai jogis pradeda loti. Ne taip garsiai, bet taip, kažkas vyksta. Ir aš žiūriu tą filmą vieną pati, tylu, langai uždaryti, visa tokia tyla. Ir kažkoks garsas kažkur, ir jogis toks, surzgė, bet Maksas nieko, aš taip galvoju, jeigu Maksas nieko neurzgė, tai viskas gerai, bet tai buvo nejauku, ir po to dar kažką įsijungiau, po to įsijungiau kažkokį ten podcastą lietuvių, tam, kad truputį tą nematyti, nebijoti, nes, aš turiu tą, kad išsigastų, dėl to aš labai stengiuosi tokių filmų nežiūrėti, ypač vieną, kai po to reikės vienai miegoti su šunim, ir galvoju kartais, jeigu būtų tokie baisus dalykai kažkokie, tai mano šunis pajustų. Bet iš kitos pusės, jeigu jie pajustų, aš dar labiau užsigausčiau. Tai sakau, stengiausi tokių nežiūrėti. Tai va tokie true crime detektyvai ten tokie, kur tiesiog apie tikrus įvykius, tai tie man kartais patinka pažiūrėti. Nors dabar nelabai kažką žiūrėjau, nes tiesiog nenoriu kažko labai tokio naujo žiūrėti, ten gilintis, tai visą laiką pas mane yra Friends įjungta ir tiesiog man čia kaip fonas geriausia. Dar šiandien mačiau tokį įdomų story Instagrame, ten knygų dama, kas žinot, dalinos, Lietuvoje labai daug kas daro tuos per advento laikotarpį, tuos elfus, kaip jie daro savo išdaigas, tai aš to niekada nesudarius ir pas mus tų elfų netgi nėra kažkaip, nes aš atsimenu, kai iš Lietuvoje buvo, anais metais lapkritį buvau grįžus, tai visur buvo jau jie net pardavinėjami, tai man buvo įdomi, aš manydavau, kad ten reikia pačiam susirasti juos, man tai dabar pagavo toks bumas, kad visi daro, tai ir juos pardavinėja. Ir jinai dalinasi apie tai, kad kažkokia influencerė ar kažkas pakritikavo mamas, kurios tai daro, kad kam čia reikia ir panašiai.
man buvo taip keista, aš nemačiau to reelso, tai nežinau, ką jin ten sakė, bet man taip atėjo galvo tokia mintis, kad, pavyzdžiui, aš tą savo kalėdinę šventės, tą visą atmosferą, realiai tik aš ją kuriu, nes mano vyras, tiek net nesugebėtų, nes jisai, vis tiek jisai yra turkas, jisai nelabai supranta, ta prasme, jis neturi to tokio šventiškumo iš savęs, kaip mes lietuviai turim, ir plus jisai nuolat dirba, tai aš tą visą turiu atmosferą kurti ir man patinka tas. Ir buvo toks, ne tai, kad bairis, bet liūdnas dalykas, prieš kokį gerą mėnesį, čia mano dukros sėdi ant sofos, aš valgyt gaminu ir jinai pradėjo verkti, čia didžioji mano 10-metė. Sakau, Olivija, kas buvo? Sako, mama, ir jin verkia, bet tai pasikūkčiodama, čia toks atrodo, kad kažkas mirė. Sako, mama, aš parašiau Google'ai, ar senelis šaltis tikras ir parašė, kad ne. Ir jin verkia ir aš tokia, shit, ką dabar daryti, kaip dabar išsisukti, ta prasme. Nes aš nenoriu vaikam meluoti ir aš tiesiog, ir po to manęs klausė, sako, tai mama, tai jūs dovanėlės dedat, ar senelis šaltis deda dovanėlės, aš taip, nei taip, nei nesakau, nežinau, sakau, kaip tu galvoji. Sako, aš galvoju, kad senelis šaltis, sako, aš irgi taip noriu, aš irgi taip noriu galvoti. Ir jinai po to ten verkia ir sako, kodėl aš turėjau pasižiūrėti toj Google'ai, kodėl aš iš vis įlindų savo, galėjau iš vis nepažiūrėti apie tai. Ir jinai kaip ir suprato, kad, nėra to senelio šalčio, bet jinai vis tiek tiki tuo. Ta prasme, jinai, manau, galvoj pasirinko geriau tikėti tokių stebuklų. Ir netgi tą pačią dieną atėjo mažojos sesė ir sako, kas buvo, ko verkia, tokia nieko, ten nukreipė kalbą, aš jau galvoju ir jai pasakys. Ir aš pamačiau, kaip jinai pabandė apsaugoti ją, nes dar jinai mažesnė yra 6 metai, kad dar tikėtų tuo ir Olivija, turbūt suvokė, kad, mes čia viską tą darom, bet vis tiek renkasi tuo tikėti, nes aš irgi suvokiu, kad aš čia viską darau, bet tai nereiškia, kad tai nėra stebuklinga, kad tu nesusikursi to stebuklingos atmosferos ir tai faina yra. Tai buvo taip juokinga, kad pats vaikas pagūglino ir po to gailisi, kad pagūglino tokią realybę. Ir, matot, Turkijai dar yra sunku užsieniečiams tom kalėdom iš tos pusės, kad atsimenu anais metais, net nenais, čia kiekvienais metais būdavo, tai šiais metais gal jau nebekalbėsiu apie tai, nes gal mano, nebent mažoji būtų, nes mano didžioji dabar, kadangi truputį turi daugiau suvokimo apie tas šventės, tai gal nebesakys draugam apie tai. Bet būdavo anais metais, kiekvienais metais mokykloje, kokius 3 kartus, tai tikrai per tą advento kalendorių, kad jinai grįžta ir sako, mama, vaikai sakė, kad nėra senelio šalčio, kad čia mama ir tėtis viską daro. Nes jin pasakydavo ten mamai, pasakydavo draugams, kad ten kalendorių mes darom, kad čia senelis šaltis aš to paprašiau, ir panašiai. Ir kadangi turkai jie netiki ir sako, ne, čia nėra to senelio šalčio, čia tavo mama viską daro, tėtis viską deda po eglę. Tai tas dar yra toks, vis tiek Lietuvoje, aš nežinau kaip Lietuvoje, kaip daro tėvai, vis tiek, manau, daugiausia tiki tuo, kaip atsigulė mano šuo. Prigulė Maksas, išsitiesi per visą kilimą. Tai tiek norėjau pasidalinti čia tais mūsų tokiais dalykais. Aš dabar pasidariau valgyti, tokį lengvą dalyką paruošiau, makaronų mišrainę. Tokie žiauriais paprastas yra, man labai patinka, ten tiesiog yra makaronai, yra tos morkos, žirneliai, bulvės, tai čia pas mus būna tie konservuoti, tai aš dažniausiai tuos nuperku tokiam greitam dalykui, ir konservuoti agurkėliai ar rauginti, aš nelabai atskiriu, ir su jogurtu arba majonezu, tai tokį pasidariau pradžiai, nes aš dabar išalkau, ir kai vaikai grįš, jau prieš jiem grįžtant, dar padarysiu vištieno šiandien su bulvėm. Aš dabar ruošiuosi eiti pasiimti savo vaikučius. Ir vakar buvo pirmą dieną, kai aš išsivilkau jau savo paltą. Čia yra mano žieminis paltas. Vilnonis, nes jau realiai vakar man vėsų buvo. Jau, sakau, gruodžio 1 atėjo tikra žiema, turkiška žiema. Nes aš su tuo paltu, čia tiesiog yra iš mango, plonas paltas. Vilnonis, Turkijai geras. Ir dar čia turiu tokį Friends dalyką, man labai patinka. Ir aš su tuo paltu buvau grįžus anais metais spalio gale, lapkričio pradžio į Lietuvą.
Tai aš taip sušaliau, aš atsimenu, vaikščiau laukia ir aš dantim kalenu. O čia realiai yra mano visų žiemų turkiškas geriausias paltas, man šiltesnio net nereikia, tai ant tiek skiriasi. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi patiko jums šitas toks labiau naminis vlogas. Ketvirtadienį jau tokių bus gal įdomesnių dalykų, aš apie tai rytoj daugiau papasakosiu. Nors ketvirtadienį, kiek aš ten galėsiu parodyti, nežinau, bet tiesiog gal bus labiau papasakojimas mano experience'o, kaip lietuviškai. Žodžiu, supratot, kas yra experience'as, nebeatsimenu žodžio. Ir susitiksime rytoj, iki.